Sveiki visi, po ilgą laiką nusprendžiau vėl kažką parodyti naujo ir parodyti, ką tokio įdomaus radau paskinus. Čia ant stalo yra padėtas elektros katliukas, kuris matuoja daug dalykų, tai vatai, voltai, hercai, kilovatai, timeris yra, ta prasme laikas, kiek laiko parodo, kiek jau naudojamas yra. Ir turi dar tokių dalykų, kad gali nustatyti jam ką viršys, pavyzdžiui, praėjus 10 valandų jis išjungtų, sudeginus 10 kW išjungtų, viršijus įtampą, viršijus amperažą išjungtų ir taip toliau. Ir net galim nustatyti, kada įjungt, kada išjungt pagal laiką, nes jisai turi Wi-Fi, jis jungiasi prie programėlės tokios, labai lengva instaliuoti ir taip toliau. Ir ganėtinai pastebėjau, jis yra tikslus. Tai vakar ant Dainiaus pabandžiau pajungti 14 W lemputę, tai svyravo tarp 13,9 W ir tarp 14,1 W. Tai aišku, klausimas, kokios paklaidos bus, kai jau imsi kilovatais, pavyzdžiui, 5 kW, ką jisai tada darys. Buvau jį išardęs, viduje viskas tvarkoja, stovi relė, man atrodo, 60 amperų. Kas taip labai įdomiai atrodė sulygiai vidui, per pusę vidaus įdėtas. Ir po to yra tas, kur matuoja amperą, aš nežinau kaip jis vadinasi, šuntas, nešuntas ar kažkas tokio. Nėra kilpa, kur ten aplink laidą eina kilpa ir pagal tą matuoja. Šiaip tai vidus viskas tikrai padaryta tvarkinga, sulituota gražiai. Įdėtas tas Wi-Fi blokelis, visai viskas ten yra tvarkingai. Tai jį bandysiu įsidėti, pamatysit kaip jis atrodo ir dabar paskinus įkelsiu nuorodą ir jo buvo 3 variantai, buvo 16 €, man atrodo, už 18 ir už 22. Tai jie skiriasi to, kad už 16 € už 16 € nėra jokių išjungimo mygtukų, tiesiog rodo jums parametrus visus ten. Voltažą, amperažą, kiek kilovatvalandžių sudeginai, man atrodo, vatus rodo, hercus ir viskas. Brangesnis variantas už 18, tai dar yra papildomas mygtukas išjungti jungti, dar yra apsaugas nuo virš įtampio ir dar jeigu viršyti srovę. O šitas variantas aš ėmiau brangiausiai, nes norėjau būtent Wi-Fi, norėjau programėlę, tai jis turi tokius dalykus, kai gali nustatyti kokią valandą išjungti jungti, nustatyti po kiek laiko išjungti, nes pavyzdžiui, kai tik pradeda jisai matuot, kad jį naudojat srovę, tai jisai tada paleidžia laikmatį, pavyzdžiui, praėjus 10 valandų jis gali atjungti šis. Po to tas pats kilovatvalandžių skaičiai, jeigu viršia kažkokį kilovatvalandžių kiekį, jisai atjungia, tai toksai yra mandresnis. Jį kai gavau, nebuvo jokios instrukcijos, po to pamačiau, kad yra QR kodai. Pirmas QR kodas tiesiog yra instrukcija, aprašymas, tai yra kinų ir anglų kalba. Jį galim dar nusisetinti ir kitų niuansų padaryti, viskas yra aprašyme. O šitas ir antras, tai tiesiog programėlė, kur dabar rodžiau nesenai, tai ten dar panagrinėsim, kai šitą skaitliuką įdėsim. Tai va, tai toks įdomus variantas, man jis patiko, po kol kas nežinau kaip tarnaus, kaip veiks, bet, kaip minėjau, atrodo viskas čiki-piki, tai dabar stabdau video, einu montuoti ir papasakosiu viską, kaip sumontuosim ir pamatysim, kaip viskas veikia ir kaip atrodo toliau. Pastačiau vietoj tokio, seniau, kas matėt mano video, buvo toksai pas mane, dabar jau tas naujas atrodo šitai. Kaip matom, rodo voltus, amperus, kiek laiko pajungtas, dabar 2 minutės, kiek kilovatvalandžių pasuko, kiek kilovatų dabar į namus eina, čia kažkoks galingumo kažkas, čia 50 hercai ir temperatūra, tai sensorius dalyka, tai nežinau, man tai jo nereikia. Tai va, o nustatymai yra tokie, paspaudus palaikom M, galim nustatyti viršįtampį, jeigu pasieksim kritinę įtampą, kad atjungtų amperus,
laiką, kaip minėjau, kilovatvalandžių kiek pasuko, kiek vatų pasieks, atjungs viską ir temperatūrą. Tai dabar 50, nežinau, viduje, nu turėtų niekas neužkilti iš tikrųjų. Ir čia yra laikas, kiek laiko displejus švies. Jeigu nuliai, tai reiškia visą laiką švies. Tai va, o norint, pavyzdžiui, nusiresetinti šitos parametrus, nes gali laiką nuresetinti kilovatvalandės, tai paspaudžiam, palaikom minusiuką. Tai va, galim pakeisti ir šitą laiką, galim, tada jau nulį, ir galim, pavyzdžiui, nulint šitą. Paliekam, praeis kažkiek laiko ir viskas, jisai nusinulinės išsisaugo. Tai va. Taip, o kas liečia telefoną, tai mes dabar parodysim, pavyzdžiui, kas yra telefoną. Tai taip, va, įjungtas, mes prie jo prisijungiam ir ką matom, kiek laiko veikia, visus parametrus tokie, kokie praktiškai dabar va yra, kiek jis ko vartoja. Tas pats praktiškai, tas pats yra, vėlavimo praktiškai nėra. Po to galim pasižiūrėti, kiek suvartojo, pavyzdžiui, šiandien, vakar žaidžiau, tai suvartojo tiek. Šiandien čia yra kas valandą pačioj rodo. Po to galim nustatyti laiką, kada, pavyzdžiui, išjungti. Pavyzdžiui, jeigu aš kokį garažą turiu, tai kad naktį išjungtų, kad, dėl saugumo, kad tai jau būtų jungta, kai ateini dirbti. Po to, čia po kiek laiko išjungti, galėjau po 5 valandų išjungti viską. Ir čia settings, tai čia, tie patys parametrai, kurie buvo ten. Dar galim prie kitokių kažkokių, ten Google Assist, prie kažko galim prisijungti, bet čia aš, ten nesigilinau po kol kas, bet yra galimybė prie kompo prisijungti. Jeigu paspausiu šitą mygtuką, aš vis išjungsiu skaitliuką ir nebeduosiu elektros į namus. Tai šito nedarysim, nes ką tik pajungiu. Tai va, toks įdomus dalykas, ar jis tiksliai netiksliai rodo, matysim ateityje, o šiaip patiko iš tikrųjų. Dabar iš bet kurioj, kaip sakant, pasaulio vietai matysiu, kas darosi namie. Tai, kaip minėjau, linką įkelsiu po video, galėsit, kas norėsit, pasisiųsti. Šiaip tikrai mane sudomino, jeigu nebūtų sudomino, tikrai nebūčiau video daręs. Šiam kartui tiek, iki.